Elektros inžinieriai planuoja elektros energetikos ūkio veiklą, eksploatuoja naudojamus įrenginius, kad jie veiktų efektyviai. Projektuoja ir diegia naujas sistemas, įvertina jų sąnaudas, nustato gedimus ir planuoja remonto darbus. Gali dirbti elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstimo bendrovėse, elektros įrenginių projektavimo ir gamybos, pramonės įmonėse, statybinėse organizacijose. Esu Karolis, man 18 metų. Dailė, braižyba ir matematika mano mėgstamiausios pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu šachmatais. Noriu būti architektas ir pagaliau pastatyti nacionalinį Lietuvos stadioną. Esu Aistė, man 17 metų. Man patinka geografijos ir biologijos užsienio kalbų pamokos. Laisvalaikiu aš kuriu dokumentinius ir meninius filmus apie jaunimą. Noriu dirbti aplinkosaugos srityje ir rūpintis miškais. Esu Laimonas. Man 18 metų. Domiuosi tiksliaisiais mokslais – matematika, fizika bei chemija. Laisvalaikiu žaidžiu krepšinį ir sklandau. Būsiu lakūnas ir skraidysiu komercinėse avialinijose. Elektros inžinierius Ervinas Pareigis, režimo planavimo skyriaus vadovas, darbo stažas 13 metų, baigė Kauno technologijos universitetą. Režimų planavimo skyriuje dirba visi inžinieriai. Ir tos funkcijos tai yra viso Lietuvos skirstomo tinklos darbo režimų planavimas, rekonstrukcijų režimų darbo planavimas, technologijų diegimas skirstomajame tinkle naujų. Tai yra tam tikri projektai, kur vertinam, ar naujos technologijos, ar jos apsimoka, ar jas galima diegti, bandom, skaičiuojam. Daug visokių projektų, kuriuose mes dalyvaujam, kaip turėdami kažkokią tai patirtį tinklo valdymo srityje. Čia yra dispečerinis centras, kuris prižiūri pusę Lietuvos aukštos įtampos tinklą, tai yra apie 200 transformatorinių pastočių. Budi dispečeris, žmogus, kuris visą parą prižiūri šitą tinklą, kad jisai veiktų, kad jis veiktų gerai. Jeigu kas atsitinka, jisai organizuoja gedimų šalinimą. Dauguma inžinierių kažkada tai dirbę elektromonteriais, paskui dažniausiai yra dirbę dispečeriais. Pats kažkada pradėjau, aš dirbau elektriku, kur važinėjom po pastotes visą dieną, kur dispečeris pasakydavo, kur nusiųsdavo, tą įjung, tą išjung ir taip visą dieną po Vilnių ant ratų. Paskui dirbau ir pastatės būdinčių ir dispečerių. Paskui buvau inžinierius, dabar esu režimų planavimo skyriaus vadovas. Raudona spalva nupaišyti įrenginiai tai yra 110 įtampos, jomis atiteka elektra iki mūsų skirstomojo tinklo pastočių. Mėlyna įtampa tai yra 35 kV, na, o juoda paskui yra 10 kV įtampa. Ir tai, vat jeigu šitam tinkle ar šitam, ar va čia atsitinka kažkokie tai nenormalūs dalykai, avariniai atsijungimai, tai dažniausiai tai jaučia didelė dalis vartotojų, gyventojų, kuriems yra tiekiama elektros energija. Mano bute pakankamai dingdavo dažnai elektra prieš kokius 3 metus. Praktiškai kas savaitę ir mes vis skambindavom. Dingtų man elektra, aš tikrai nepulčiau skambinti, nes jie žino patys, kad pas mane dingo elektra, tai realiai iš to mano skambučio nebūtų jokios naudos. Šiuolaikinių inžinierių pagrindinis darbo įrankis tai yra kompiuteris. Specifinės yra naudojamos tik tai programos, kuriomis dirbama su elektros tinklu, su elektros tinklo informacija, su klientų duomenimis. Jisai važiuoja irgi objektus, tai yra nauji objektai pastatomi, jis turi įvertinti, pažiūrėti, ar jie tikrai yra sumontuoti gerai. Važiuoja į veikiančių objektų apžiūrą, priežiūrą, reikia padaryti, nustatyti, ar jisai dirba, o gal jam jau kažką reikėtų paremontuoti. Va čia tos linijos, kur ateina, tai buvo nupaišytos raudonai, tai yra 110. O va nuo transformatorių jau žemyn yra mūsų skirstomasis tinklas. Energetikos sritis yra besikeičianti, diegiamas technologijos, efektyvinama veikla, tai tų iššūkių kasdieniam darbe pakanka. Gyvenimas yra toks, kad egzaminai nesibaigia su mokslų baigimu. Tai ir šioje specialybėje nustatytų periodiškumų mes ir patys esame testuojami, kad tos žinios nepasimirštų, nes vienas dalykas suprasti, kaip ta sistema dirba, kaip teka elektra, nuo tos elektrinės iki pačio vartotojo. Kitas dalykas, kad tie darbai visi su tuo elektros tinklu vyktų saugiai, kadangi elektra kaip yra draugas, taip yra ir pavojus sveikatai gyvybei, jeigu netinkamai elgsis.
Susiradom žemėlapį į mano namo transformatorinę ir išsiaiškinau, kad aš maža nežaisdavau, nestogo. Tai Ervidas mus patikslino, kad tokie poelgiai iš tikrųjų buvo kvaili. Tai čia 10 000 voltų kiekvienam tam laide. Dauguma inžinierių su metais visi įgauna kažkokį tai pasišventimą. Praužia kažkur audra, tai jau pradedi galvoti ne apie tai, kokia čia žaibų romantika, o apie tai, kiek taip gali pridaryti nuostolių ir kiek žmonių gali būti be elektros. 2010 m. rugpjūčio 8 diena. Tai buvo uraganas, kurio nieks neprognozavo, kuris išgriovė Varėnoj dalį miškų. Vien tik Varėnos rajonas buvo likęs visiškai be elektros energijos. Tokiais atvejais personalas dirba dažniausiai neskaičiuojant savo jėgų ir tai daro nepriverstiniu būdu tikrai. Man yra pačiam tekę dirbti ne vieną savaitgalį ir naujų metų pirmą dieną ir ne tik pirmą, kad paprasti vartotojai, kas naudoja elektros energiją, kad kuo greičiau ją turėtų. Varėnos atveju paskutiniam žmonėm elektros energija buvo atstatyta po 2 savaičių. Kai gauni iš kažkurio tai gyventojo, iš kaimo, miškų glūdumoje, kuris po savaitę neturėjo elektros energijos SMS-ą. Ačiū tau, Ervinai, visas kaimas dėkoja už atnaujintą elektros energiją. Malonu, kai žmonės tą supranta darbą. Tikrai gerbtina profesija. Yra malonu padėti kažkam ir dar kartu tai yra tavo darbas. Tai yra tikrai perspektyvis sritis, nes ta inžinerija tai yra ne tik tinklai, kurie skirsto ir perduoda elektros energiją. Tai yra ir vėjo jėgainės, kurios gamina, ir daug visokių alternatyvių energijos rūšių, kur visų reikia visada inžinierių. Teko tokią galimybę pasibandyti šią profesiją, tačiau realiai nieko ir nepasibandžiau. Per daug atsakingas darbas, tai be jokio išsilavinimo negalima jos matuotis. Ne? Vienu pelės paspaudimu, jeigu nežinai nei tų programų nieko, tu gali išjungti elektrą visam Vilniuje ar bent jau kažkuriam rajonui. Galimybė dirbti tokioje vietoje taip pat, manau, yra labai įdomu. Kiekvienoj srity praktiškai dabar naudojama elektra. Ir visada reikės tokių žmonių, kurie ją prižiūri, kurie ją įvedinėja į visokias įstaigas, namus ir taip toliau. Tai, manau, darbo vietų yra apstu.